Mes atvažiavome į kempingą pernakvoti, va čia va yra arkliukai, mes juos dabar pamaitinsim oboliukais ir morkytėmis, bet va ten va yra bizonas tikriausiai, gaila, kad neina daugiau pritraukti. Ar būtų gerai, jei ant juo juoti? Ne, at prie bizono artintis negalima. Tai, o va ten va matosi ant tos kalvos irgi, va ten tiesiai už medžio pačioj, bizonas truputėlį toli. Baltas gražus arkliukas koks. Labai gražus ir draugiški arkliukai, va, koksai. Man labiausiai patinka šitas didelis. Didelis raudas šitas, oi, kokie gražus, pažiūrėk. Pažiūrėk, ką šitas daro. Nu, parodyk. Šitaip gerai moka imti. Pažiūrėkite, kaip jis artėja. Ir jis visiškai laisvai jaučiasi. Žiūrėk, žmonės pasitraukė nuo palapinės, tai tikrai ganėtinai nejauku. Gerai, mūsų namai šalia, jeigu ką. Jis jam visiškai ramu. Jam mes niekiek netrukdome. Nu, gražiausia. Bet koks jisai gražus. Mama, aš nebegaliu. Aš nebegaliu. Aš atsiprašau. Koks jisai gražus, pažiūrėkite. Nu va, jisai visai atėjo į kempingą ir jam viskas visiškai yra gerai. Oi, kur jis va. Toks atrodo miškinukas, bet rašo, net įdavė tokius lapus su įspėjimais, kad bizonas bėga greitai ir atrodo santūrus ir lėtas, bet jis gali būti agresyvus ir neprognozuojamas. Na va, gražiai pasisuko šonu, žmonės pasitraukė jam nuo kelio, nu labai. Čia toks kempingas, nu, jisai yra toksai laisvas. Pasirodo, čia net nemokame gali stotis, tiesiog tokia aikštelė, kurioje nieko nėra. Čia nėra nei jokių prisijungimų, nei elektros, nei nieko, tiesiog tokia aikštelė, kur draugiškai visi stovi ir vat bizonai čia laisvai savo visiškai jaučiasi. Mama, man lygiai reikia čia vietos. Bizonai. Bet tada nuvažiuok. Štai bizonai po langais praktiškai parke. Dar bizonai ant sprėdys šunų. Jo, čia dar yra tos Matot, kad tam švilpikai. nelabai greitai išlys.